Sveiki! Šiandieną jums norime pristatyti Noblelift SC serijos žirklinę platformą, kurios darbinis aukštis yra iki 8 metrų ir ji yra pritaikyta dirbti tiek vidaus, tiek lauko sąlygomis. Ši platforma turi viską, ko reikia patogiam ir saugiam darbui aukštyje. Platforma gali būti valdoma tiek nuo valdymo panelės korpuso apačioje, tiek joystickų lopšyje. Joysticką galima išsiimti iš lopšio ir valdyti važiavimą, tiesiog einant greta platformos. Tai aktualu važiuojant pro žemas duris, beje, esant reikalui, platformą galima susižeminti lopšio apsauginį rėmą tiesiog įsuskleidžiant į vidų. Ir tuomet bendras aukštis tampa tik 1,78 cm. Tačiau pagrindinė joysticko vieta yra lopšyje ir jis gali būti pritvirtintas tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje. Joysticku galima valdyti tiek kėlimą, tiek važiavimą. Tam tai reikia įsijungti atitinkamą mygtuką. Tai yra kėlimo, važiavimo ar lėto važiavimo ir platforma paruošta naudoti. Joysticko rankenėlės viršuje esantys du mygtukai skirti vairavimui. Svarbu paminėti, kad tiek kėlimas, tiek važiavimas yra proporciniai, todėl galima reguliuoti tiek važiavimo, tiek kėlimo ar leidimo švelnumą. Tai ypač aktualu dirbant didesniame aukštyje. Platformos lopšio įlipimo durelės padarytos taip, kad įlipus į platformą jos automatiškai užsitrenktų, o pats lopšys gali prasilginti iki 90 cm. Tai reikia koją paspausti fiksatorių ir lopšį galima prasilginti. Ilginant lopšį galima pasirinkti vieną iš 3 tarpinių fiksavimo pozicijų. Lopšio grindys yra rifliuotos, padengtos neslidžia danga. Lopšyje taip pat yra 220 V elektros maitinimo lizdas, apsaugotas srovės nuotėkio rėle. Platformai pradėjus kilti, automatiškai nusileidžia šoniniai stabilizatoriai, kurių pagrindinė paskirtis yra apsaugoti nuo duobių važiuojant su pakelta platforma. Ši platforma turi posvyrių kampų jutiklius. Todėl, jeigu su pakelta platforma pasvyrama daugiau nei leistina į šoną ar į priekį, tuomet atjungiama galimybė važiuoti bei kilti ir beveikia tik nusileidimo funkcija. Beje, jeigu dirbant aukštyje kažkas atsitiktų ir dingtų energijos tiekimas, platforma automatiškai pati pamažu nusileistų. Platforma reikalauja ypač mažai priežiūros. Naudojami Hofker AGM neaptarnaujami akumuliatoriai, kuriuos lengva pasiekti atsidarius šoninį baterijų skyrių. Iš kitos pusės taip pat atsidaro hidraulikos, variklio ir zapių valdymo pavaros skyrius. Priekyje po laiptais įdiegtas programuojamas įkroviklis, todėl šioje platformoje galima naudoti įvairių technologijų akumuliatorius. Esant poreikiui atlikti žirklinio mechanizmo priežiūros darbus, tam tikslui yra skirtas specialus fiksatorius, neleidžiantis mechanizmui pačiam susiskleisti. Beje, kalbant apie žirklinį mechanizmą, svarbu paminėti, kad visos sekcijos turi varinės įvorės, kas yra santykinai retai pasitaikantis sprendimas. Kiekvienas vairuojamasis ratas turi po savo traukos variklį, todėl apibendrintai galima teigti, kad Noblelift SC serijos platformos ypač paprasta ir saugu eksploatuoti bei prižiūrėti. Noblelift gamina skirtingų darbinių aukščių žirklinės platformas. Todėl jeigu ir jums reikalinga patogi bei saugi žirklinė platforma darbui aukštyje, susisiekite su mumis
ir pasiūlysime jums tinkamiausią modelį. O populiariausių modelių pasiūlymus rasite mūsų internetiniai parduotuviai shop.girupis.lt.